Paauglys nušauna savo tėvą šeimos akivaizdoje. Corey, Nagi, Corey. Kai detektyvai pradeda gilintis, jie sužino, kad ši istorija turi daugiau sluoksnių. Aš nenorėjau, kad visa tai vyktų, nežinau, būčiau tiesiog nuėjusi viena. Jis mane tampo. Ir šiuo metu jis turėjo ginklą rankoje. Tai yra Inside the Crime pristato Law and Crime. Aš Elizabeta Milner. Paauglys prisipažino šaudęs į savo tėvą daugiau nei 5 kartus. Jam grėsė metai kalėjime, tačiau teisėjas nusprendė kitaip. Dabar yra 2025 metų Liepos 2. Mes esame Milvokyje, Viskonsine, kai senelis skambina numeriu 911 ir praneša stulbinančią žinią. Mano anūkas čia nušovė savo tėtį. Gerai, pasakykite, kas vyksta. Mano anūkas viršuje nušovė savo tėtį. Mums reikia, kad kas nors atvyktų čia. Gerai, jūs sakėte, kad jis buvo nušautas? Taip. Gerai, kuris pašautas? Nežinau, nėjau į viršų. Gerai, supratau. Tai ar matei jį, ar jis sąmoningas ir kvėpuoja? Turėjau eiti į viršų. Gerai, man reikia kažką pakviesti. Palauk minutę, nes kažkas turi čia ateiti. Gerai, pagalba jau pakeliui, gerai? Iki 14:47 Milvokio policijos pareigūnai jau buvo įvykio vietoje, kurią nurodė skambinusysis. Tačiau šiuo metu jau nieko nebegalima padaryti, kad būtų išgelbėta auka. Ar šaulys pabėgo? Kur tas, kuris pabėgo? Kur jis yra? Šaulys ten viršuje? Šitas turi veikti kartu su žemėlapiu, kuris buvo naudotas 8 dalyje. Kitaip tai nėra pūga. Sūnus? Nežinau, ar tai yra... Manau, kad tai sūnus. Nenorėjau, kad grįžtum prie durų. Ar dar kas nors yra namuose? Asmuo patikrintas. Būtent nieko nėra. Atsiprašau, kad jums nesiseka su bylomis. Pasakysime tikriausiai vėliau. Galime. Ar galite pakviesti ką nors kitą? Aš turiu ginklą čia pat. Turime čia šaunamąjį ginklą. Turime čia ugniagesius gelbėtojus. Tai vienas mano mėgstamiausių filmų. Hormočiutė. Butas tuščias. Teismo dokumentuose, kuriuos gavo Law and Crime, auka įvardijama kaip Coris Williamsas vyresnysis. Pasak Milvokio policijos pareigūnų, liudininkai, su kuriais jie kalbėjosi, teigia, kad šaulys buvo Corio sūnus, 18-metis Coris Williamsas jaunesnysis. Ar ką tik girdėjote šūrius? Girdėjau. Girdėjau 607. Nežinau, ar jis čia gyvena ar ne, nežinau, ką jis sako, bet... Kitas jis čia gyvena, o tada sūnus ir mama ką tik buvo iškeldinti, galbūt pasakė tėvo. Tikriausiai iš čia. Ne, juos iškeldino iš kažkur kitur. Jis manė, kad jie. Tikriausiai čia trumpam apsistojo. Ir jis nešėsi bagažą su savimi. Tai berniukas nešėsi. Manau, tas 18-metis, bet tada jis pasakė, kad su juo buvo dar 5 ar 6 vaikai. O, tai keista. Tai tikrai keista. Taigi dabar klausimas toks. Jis tai pasakė, anūkas pasakė, kad jis jį nušovė. Ne, jis sakė, kad buvo čia. Jis sakė, kad vaikai atėjo čia ir matyt kažkas buvo, nes jis negirdėjo jokio šaukimo ar rėkimo, bet jis atėjo aplankyti. Kiti vaikai atėjo aplankyti, bet jie jau buvo išėję, jį išgirdo 6 šūvius ir tada tiesiog pasislėmė. Taigi tikriausiai skambinusi yra ta, kuri mane veža. Skambinės yra senelis, o tai buvo močiutė, kur yra senelio žmona. Senelį, pasakyk man tai. Kimberly ir kitas Coris buvo iškeldinti. Jie atėjo čia. Neither. Here, I don't know. Tai jis tikriausiai pasakė ne mūsų pačių kambaryje? Jie tikriausiai šiek tiek supyko. Mes nežinom apie žasties. Jis sako, kad kai jo anūkas dėva lauk, jis sako, kad šorė. Pareigūnams dėliojant įvykių eigą bute ima ryškėti aiškesnis vaizdas. Pagal teismo dokumentus, liudininkas įvardytas tik kaip VV, pareigūnams pasakojo, kad pastaruosius 2 mėnesius Corey Williamsas vyresnysis rūpinosi savo vaikais, nes moteris įvardyta tik kaip KS buvo iškeldinta. Liepos 2 liudininkas sakė, kad miegojo pietų miego, kai jį pažadino šūvių garsai. Kai jis nuėjo prie buto durų, pamatė KS ir jos vaikus einančius laiptais žemyn iš vietos, kur yra Corey Williamso vyresniojo butas. Liudininkas pareigūnams pasakė, kad
KS verkė ir sakė, jog nenori, kad jos vaikas patektų į kalėjimą. Kai liudininkas paklausė, kas atsitiko, KS pasakė, kad Corey Williamsas jaunesnysis pašovė savo tėtį Corey Williamsą vyresnįjį. Dabar persikelkime į 5:47 vakaro. Ta pačia diena, kai Milvokio policijos pareigūnai kartu su JAV maršalais atvyko į netoliese esantį butą ieškodami Corey Williamso jaunesniojo. Corey Williamsas, čia Milvokio policija, atidarykite duris! Atidaryta! Atidarykite dabar! Jis sakė, kad bėg pro galinės duris ar kažką panašaus. Atlays Mink Broncos. Corey, pirmin! Corey, Davidai, išeik. Davidai, ateik čia. Kūdikis jau čia. Pone, išeikite. Gerai, Corey. Kūdikis jau čia. Mes visi čia sėdime. Visi išeisime, kūdikis ateina. Ar galiu pasiimti savo seseris? Taip, ponė. Paleiskite mane. Corey Williamsas jaunesnysis yra sulaikytas. Iš pradžių jis nenori kalbėti. Supratęs, kad turite šias teisės, ar dabar sutinkate atsakyti į klausimus arba duoti parodymus? Ne. Gerai. Gerai, broli. Grąžinsime tave atgal į viršų, Delko. Kadangi Corys nekalba, tyrėjai apklausė jam artimą žmogų, jo mamą Kimberly. Suprasdami, kad turite šias teisės, ar nenorite atsakyti į klausimus ar duoti parodymų? Ar tai gerai? Mes su jumis kalbėjome. Gerai. Pasak Kimberly, ji nematė šaudimo, tačiau turi savo teoriją, kas prie to privedė. Manau, pradėkime. Kur vakar buvote apsistojęs? Arba kur buvote apsistojęs, tai būtų buvę? Naktį prieš tai, kai aš buvau. Jis susitikinėjo su Wednesday'e? Tuo metu buvau savo sesers namuose. Gerai, ir ten tai įvyko. Tai buvo 48 gatvėje ir Kasterio gatvėje. Gerai, ir tada tu ten pasilieki vienas? Ne, ir mano kita sesuo taip pat ten yra, tai mano sesers, ne. Bet nei vieno tavo vaikų ten nebuvo. Ne, jie vis dar buvo ten pas tėtį namuose. Gerai, taip. Ir tada su jumis susisiekė, kad buvo šis suklastotas parašas. Ir tada ką darote toliau? Ir tada aš apsirengiu ir išeinu skambinti. Ne, aš susisiekiau su Corey ir sakiau, ei, jūs apsirenkite, nes noriu nueiti ten ir paimti kūdikius. Ar ką, nes jūsų tėtis jau peržengė ribas. Taigi tiesiog noriu, kad jūs nueitumėte. Jūs. Tiesiog eikite su juo, pasikalbėti su savo sūnumi Corey. Taip, Corey Jr. aš tiesiog jo paklausiu, tipo, ei, gal galėtum ateiti čia su manimi dėl saugumo sumetimų, kad galėčiau pasiimti vaikus. Ir tada aš jam parašiau žinutę ir turėjau jam pranešti, kad ir aš gavau tą skambutį iš teismo darbuotojų ir sakau, aš tiesiog noriu, kad jūs ateitumėte čia su manimi dėl saugumo sumetimų. Bet aš pasiėmu savo sūnų su savimi dėl saugumo, tiesiog dėl visako, nes mes su Corey turime smurto artimoje aplinkoje istoriją. Tiesiog dėl visako, jei jis nuspręstų ką nors padaryti, kas yra užfiksuota. Taip, tiesiog dėl visako, jei jis nuspręstų prieš mane pakelti ranką, aš tiesiog pasiėmiau savo sūnus, kad padėtų nuraminti situaciją. Ar pasakė jam, kas tai buvo per incidentai? Vakar. Ar pasakoji detaliau, kas tai buvo, ar ne? Ne. Ne, mes nepasakojame. Ir tada gali, jei nori, arba neprivalai. Ar ten buvo fizinis smurtas ar ne? Taip. Su Corey. Taip. Taip. Tai buvo fizinis smurtas. Kas tai išprovokavo? Viskas prasidėjo tada, kai aš kalbėjausi su Corey vyresniuoju. Tada Corey Junioras įsikišo ir pasakė jam maždaug, leisk mums eiti, kažkas panašaus. Leisk mums praeiti, pasitrauk iš kelio, leisk mums eiti. Ir po to tie du pradėjo ginčytis ir stundytis. Ir tada man teko 2 kartus įsikišti, kad juos išskirčiau. Jie susistundė, gerai? Taip. Kas būna bute, kai vyksta ginčai? Visi būna. Ir tada aš liepiau mažiesiems išeiti koridorių. Jie buvo prie sofos, šalia durų. Ir kai jie ginčijasi, aš jiems sakau, eik prie durų. Eik pro duris. Ar durys buvo atidarytos ar uždarytos? Jos buvo uždarytos. Jos buvo uždarytos. Gerai. Taigi, matyt, Eidenas suprato, kad aš sakiau mažiesiems atidaryti duris ir nueiti prie durų. Ir jis pribėga prie durų, jas atidaro ir jie išeina. Jis išeina ir išleidžia juos. Taigi jis yra koridoriuje. Ir aš žengiu tarp jų, kad padėčiau jam išvesti likusius vaikus į koridorių. Ir aš ketinau jam pasakyti, kad nuvestų vaikus prie automobilio. Ir tada aš išgirdau šūvius. Tada aš tai išgirdau. Kur buvote, kai nuaidėjo šūviai? Aš buvau koridoriuje. Gerai. Aš ir Eidanas abu buvome koridoriuje. Kiek laiko buvote koridoriuje? Na, noriu pasakyti, kad tik akimirką. Aš ėjau. Ir vos tik išėjau pro duris į koridorių, bum, 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 bum. Tada aš tai išgirdau ir apsisukau. Parbėgau atgal. Apsisukite! Ne, mano vaikai neturi tėvo. Kaip tai turi tėti?
Viskas labai greitai paaštrėja. Nuo suklastotų parašų iki dalykų, kurie dėja mūsų mieste nutinka gana dažnai. Būčiau tiesiog nuėjusi viena. Nenorėjau, kad visa tai įvyktų. Būčiau tiesiog nuėjusi viena ir paskambinusi policijai. Ir aš tiesiog bijojau eiti viena. Tavo naudai galima pasakyti, kad pasirinkai tokią būdą, jog jaustumėsi saugiai, tiesa? Juk niekas nesistato į tokią padėtį, kurioje nesijaustų saugiai. Taigi, žinai, remiantis ankstesnė patirtimi, tikriausiai moteriai nebūtų geriausia eiti vienai. Ir be įžeidimo, bet tu nesi visiškai moteris, tu nesi teisi. Kimberly apklausa policijoje daug ką paaiškina, todėl detektyvai pavyksta Corey pagaliau prakalbinti. Jis jiems pasako, kad anksčiau gyveno su tėčiu bute, kuriame įvyko šaudymas. Tačiau tėtis jį išvarė ir jis persikėlė pas seserį. Jis pasako detektyvams, kad nuėjo į tėčio butą kartu su mama pasimti likusių brolių ir seserų. Dabar pirmą kartą Corys detektyvams pasakoja, kas jo teigimu įvyko bute. Ar tavo tėtis buvo ten? Ne. Gerai, tai jis nebuvo namuose, kai jūs atvykote. Kiek laiko jūsų manimų buvote ten, kol atėjo jūsų tėtis? Maždaug. Savai. 50 minučių, galbūt 20. Gerai, taigi nuo 5 iki 20 minučių. Kai jis pasirodo, ar jis būna su kažkuo ar vienas? Jis būna vienas. Gerai, ir tada, jei galėtumėte paaiškinti, kas įvyko. Bet kai jis atėjo... Taip. Taip. Jis įėjo pro priekinės duris. Aš rinkau savo daiktus, dėjau juos lagaminą, kompiuterį, drabužius. Jis įėjo, mes pradėjom ginčytis. Tada aš įsiterpiau ir tiesiog pasakiau jam. Pasitraukti, leisti mums išeiti. Jis pradėjo mane liesti. Taip, mane, štai čia. Jis mane tampė. Ir šiuo momentu jis turėjo ginklą rankoje. Corey sako, kad po to jo tėtis liepė jam turėti pagarbos ir užsičiaupti. Jis sakė, kad kai tėtis pradėjo jį mėtyti, jis pamatė ant stalo ginklą ir jį pagriebė. Aš nežinau, kas nutinka. Ir jis nutempė mane prie valgomojo stalo, prie virtuvės stalo. Ir jis mane ten nuneša ir ten yra. Žinau, kad tai tikrai sunku, žmogau. Aš net nebeliu įsivaizduoti savęs tavo vietoje. Jis mane nuneša prie stalo. Ant stalo yra šaunamasis ginklas. Arba ginklas. Taip, aš paimu jį ir nušaunu jį. Taigi buvote tik 2 ar 3 pėdų atstumu? Taip, aš nebuvau taip toli. Ir tai įvyko prie valgomojo stalo? Kai galėjote iššauti, ar jo ranka vis dar buvo ant jūsų, ar jis spėjo paleisti? Jis paleido. Gerai. Taigi jis paleido ir tada tu galėjai šauti. Taip. Kaip manai, kiek kartų jį buvo šauta? Aš net nežinau. Ką jis tuo metu darė? Kai aš tai paėmiau? Taip, kai pradėjai šaudyti, ką jis darė? Aš net neprisimenu. Ar jis vis dar laikė ginklą rankoje? Aš to nemačiau. Gerai, tai jūs nesate tikras, ar tuo metu jis turėjo ginklą rankoje? Aš tikras. Na, kas nutiko po to?
Mes išėjom ir aš išėjau, bet tipo... Mano mama išvietė policiją. Ir tada mes išėjome. Jį paskandino, kol tu dar buvai ten? Ne, aš buvau lauke. Gerai. Taigi, tu išėjai į lauką ir nuėjai. Viduje nieko nebuvo. Mes buvome lauke, prie automobilio. Ji buvo viduje ir skambino policijai. Gerai, taigi ji liko bute, kad paskambintų policijai, o tu lauke. Laukiai? Ji buvo kaip ir koridoriuje. Gerai. Ar tavo broliai seserys ėjo kartu su tavimi? Iki automobilio, taip. Jie išėjo tą pačią akimirką, kai viskas įvyko. Jie išėjo, jie pabėgo. Kori sako, kad nežino, kiek kartų šovė į savo tėvą, bet tikrai daugiau nei vieną kartą. Ar gali pabandyti prisiminti, kiek kartų šovė? Ar šovė daugiau nei 5 kartus, ar mažiau? Daugiau. Ar buvo daugiau nei 10 kartų, ar mažiau? Buvo daugiau nei 5 kartus. Man taip atrodo. Gerai, tai nuo 5 iki 10. Lauk, tai buvo daugiau nei 10, ar vis dėlto prisimeni? Neprisimeni. Gerai. Kai tavo tėtis nukrito, ar tu toliau šaudei, kiek prisimeni? Ne. Ne? Kiekvieną kartą, kai suklydai, viskas baigdavosi. Gerai. Nes mes atsinešime keletą nuotraukų ir vienintelė priežastis, kodėl to paklausėme, yra todėl, kad nusikaltimo vietoje, kuris buvo, aplink jo kūną buvo tutelių. Aš buvau. Ne. Parodysime to keletą nuotraukų žmogau, tiesiog bandydami viską išsiaiškinti, gerai? Gerai. Ar dar ką nors norite paklausti? Man to turėtų pakakti, kol gausime nuotraukas. Manau, svarbiausia yra. Kodėl taip? Kodėl tu šovei? Jis puolė. Tas vyrukas sveria kokius 130 kg. Bet tada tuo metu tu pasakei mano kolegai, kad jis buvo įsikibęs į tavo marškinius, tiesa? Bet pataisyk mane, jei klystu, tu nematei jo su ginklu tuo momentu, kai pradėjai šaudyti. Aš mačiau jį su ginklu. Kaip pradėjai šaudyti? Ne, kai jis buvo padėtas, kai pirmą kartą turėjau užmauti man batus. Taip, aš mačiau jį su ginklu. Taip? Kai buvau prie stalo, jis laikė ranką štai taip. Gerai. Taigi tuo metu tu to nematei. Bet aš žinau, kad tai ten yra taip. Gerai. Ar matėte, kas nutiko tam šaunamajam ginklui po visų šių įvykių? Ne. Ar žinote, kur stovėjote, kai pradėjote? Aš stovėjau priešai stalą. Kaip būtent ten, priešai kibirą. O kur buvote, kai nustojate šaudyti? Tikriausiai maždaug čia, būtent ten. Gerai, kai manote, kad žengėte tik 1 ar 2 žingsnius? Nežinau, kiek žingsnių, bet žinau, kad pajudėjau. Gerai. Ar manai, kad pasiekiai svetainę? Ne. Vienas iš dalykų, kurie vyksta, kai kas nors miršta, yra atliekama autopsija. Ar žinai, kas yra autopsija? Tad gerai. Taigi, dalis autopsijos yra ta, kad jie ištirs bet kokias žaizdas, kurias žmogus turi, pavyzdžiui, bet kokius sužalojimus, ypač šautines žaizdas, ir nustatys, kada jos atsirado. Bando nustatyti, kokiu atstumu buvo ginklas, kai iš jo buvo šauta ir kokiu keliu kulka praėjo per žmogų. Gerai? Ir tai taip pat padeda mums atkurti, kas įvyko. Žinau, kad pateikiu jums daug informacijos. Viena iš dalykų, dėl kurių nerimauju ateityje, yra tai, kad autopsija gali parodyti, jog galbūt jis buvo pašautas, kai jau gulėjo ant žemės. Jeigu taip ir buvo, noriu iš anksto tai išsiaiškinti ir suprasti, kodėl taip galėjo nutikti. Taigi, jei taip nutiko, labai norėčiau iš karto išgirsti paaiškinimą, o ne dabar išgirsti vieną versiją, o vėliau išsiaiškinti, kas nutiko. Nes tikrai nenoriu jūsų vadinti melagiu. Aš tiesiog noriu iš anksto suprasti ir išsiaiškinti, kas įvyko. Ir aš baigiau. Gerai. Žinau, kad tai daug, mes jums daug pasakėme, bet...
Mes tikrai vertiname jūs, gerai? Ar galiu pasilikti vandenį? Ne, aš duosiu tau vandens buteliuką. Taip, galime. Taip, gali neskubėdamas išgerti, žmogau, nėra jokio skubėjimo. Nori pabaigti savo traškučius prieš grįždamas atgal, arba man jie nepatinka. Gerai? Gerai, žmogau. Coris Williamsas jaunesnysis buvo apkaltintas antrojo laipsnio nužudimu dėl neatsargumo. Prokurorai teigia, kad Coris vyresnysis buvo pašautas daugiau nei 5 kartus į ranką, petį, krūtinę ir kirkšnį. Kurio Williamso jaunesniojo užstatas buvo nustatytas $10,000. Jis nepripažino kalties ir byla turėjo būti nagrinėjama teisme. Tačiau abi pusės pasiekė susitarimą dėl kalties pripažinimo. 2026 m. vasarį Coris pripažino kaltę dėl nužudimo neatsargiai elgiantis su pavojingu ginklu. Milvokio apygardos teismo teisėjas nuteisė Corey Williamsą jaunesnįjį. Paskyrė 5-8 metų laisvės atėmimo bausmę valstijos kalėjime. Tačiau teisėjas sustabdė laisvės atėmimo bausmės vykdymą. Internetiniai įrašai rodo, kad jis atlieka 5 metų probaciją. Ačiū, kad buvote su mumis šiame Inside the Crime epizode. Aš, Elizabetė Milner, ir susitiksime čia rytoj su kita byla.